Sveiki! Taigi, kas laukia šią savaitę mūsų visų, kurie gyvename Lietuvoje ir tokią nuostabią jaunatį. Bet pirmiausia, prašau, kad mus prenumeruotumėt ir palaikytumėt paspaudę patiktukus. Taigi, mėlyjeji, ši savaitė yra išskirtinė tuo, kad tai bus dar jaunatis pereinanti į priešpilnį, kur ypatingai palankus laikas visiems dalykams pradėti ir baigti senus dalykus, taigi palankus metas kalnus nuversti. Todėl tikrai nesėdėkite rankų sudėję ir net jeigu mažą kažkokią smulkmenėlę esate sumastę padaryti, tikrai darykite, viskas pasiseks arba ateityje eisis viskas geriau ir greičiau. Taigi tikrai rekomenduoju, kurie nespėjote dar sudeginti kokių dirbtinų pinigėlių, pasiųsti kosmosą dar kaip tik iki pat priešpilnio vidurio tinkamas metas, kažkokius tai galbūt meilės dalykus pasipiršti, pasakyti taip ir nusipirkti kažkokį tai didelį daiktą. Labai palanku. Taip pat palanku išnešti šiukšlės, kaip esu jau minėjusi, tokiu periodu, nes tos šiukšlės grįžta su kaupu gerais naujais dalykais. Taip pat šią savaitę yra labai būsit seksualesni šiek tiek, aktyvesni, nes Marso pozicija su Saule duoda tokį gražų santykį, kai meilumas, fizinis aktyvumas ir, kaip minėjau, seksualumas taip pat bus padidėję, tad manau, kad galite tikėtis tokios labai smagios savaitės. Dabar visuomeniniai dalykai tokie turėtų būti šiek tiek ramesni, ypatingai tie, kurie neklausysite televizoriaus ir radijos žinių, ta prasme, nes Lietuvos teritorijoje gyvenantiems žmonėms tikrai turėtų būti šiek tiek atokvėpis, taip kad tikrai galite ilsėtis ir džiaugtis gyvenimu. Na, kitas dalykas yra, kad labai palankus metas bendrauti su vyresniais žmonėmis, su tėveliais, su proseneliais. Tai irgi neužmirškite šito padaryti, nes tos matyti energijos jum atneš irgi naudą, nes Saturnas yra pakankamai palankioj padėty. Taigi apie šią savaitę tiek, iki, palaikykite mus.